Ar etiška Lietuvoje reklamos rinka? Štai toks klausimas kyla stebint procesus, kurių pagalba stengiamasi paveikti labiausiai pažeidžiamus vartotojus. Ar galutinis pardavimo ir pelno rodiklis yra svarbiausias, ar vis dėlto tos pačios reklamos agentūros gali ir turi pristabdyti savo įsibėgėjusius klientus? Pagalvokime ir pažiūrėkime patys. Reklamos pasaulyje kitose Europos šalyse didžiulę įtaką turi seniausiai įsišakniję savireguliacijos mechanizmai. Yra toks Europos reklamos standartų alijansas. Jam priklauso ir mūsų šalies reklamos biuras. Reklamos biurui priklausantys reklamos gamintojai turi savo reklamos etikos kodeksą, kurio nuostatų turėtų laikytis ir jomis vadovautis. Tačiau šis kodeksas tik rekomendacinis, patariamasis ir už jo nesilaikymą niekas nebaudžia. Tendencija yra tokia, kad skatinama kuo daugiau įvesti savireguliacinių mechanizmų. Ir Lietuvoje taip pat egzistuoja tas pats reklamos kodeksas. Ir jame žymiai detaliau negu įstatymuose yra nustatomi kriterijai ir, tarkim, kažkokios etikos normos, kurių turėtų laikytis reklamos rengėjai, skleidėjai ir prekybininkai. Visų pirma, daryti neetišką reklamą tiesiog yra neprofesionalu. Tai pradėkime nuo to. Tai dažniausiai, vėlgi, čia priklauso nuo klientų, nuo užsakovo, nuo tos agentūros, kuri tą pasiūlymą padarė, bet iš principo, ką reiškia neetiška reklama? Tai reiškia, kad tu kažką darai neetiškai, tai ar elgtis etiškai yra gražu. Aš nesakyčiau dėl nežinojimo, nes galbūt tam tikrą prasme sąmoningai eina ant tokios ribos ir, tiesiog kaip dažnai žmonės mėgsta tikrinti tas ribas, yra kas mėgsta jas tikrintis ir žiūrėti, praeis tas ar nepraeis. Kartais pereina, o kartais ir ne. Reklamos biuras, konkurencijos taryba ir vartotojų teisių apsaugos tarnyba reklamą stebi, gavę skundus tikrina, o už blogą reklamą baudžia. Už klaidinančią reklamą konkurencijos taryba gali skirti baudas nuo 1 iki 30 tūkstančių litų, o nustačius sunkinančias aplinkybės tas baudas gali būti ir didesnės, siekti iki 120 tūkstančių litų. Ir kai yra, sakysim, pažeidimas mažareikšmis, skiriama gali būti administracinė nuobauda, įspėjimas. Bet kur kas didesnė nuobauda bendrovėms yra ne tiek tos baudos, kiek viešumas, nes tai yra pagarsinama, sakysim, paviešinama, kad bendrovė, sakysim, pažeidė reklamos įstatymą, tai vartotojas, pirkėjas, ar, sakysim, ar šiaip jau eilinis žmogus, jis atidžiau visada stebi tą bendrovę, nes niekas nenori būti pažeidėjų. Lietuviai nėra itin linkę skųstis dėl neetiškos ar klaidinamos reklamos. Skundų tarnybose pastaraisiais metais užregistruojama vos po kelis. Tiesa, žmonės ypač dėl to nustojo skųstis sunkmečiu. Reklamos biurui 2008-aisiais buvo skųstas 32 kartus, o pernai tik 3. Nubausti už klaidinančią reklamą paprasta, bet kaip kovoti su neetiška reklama? Grįžkime prie tų pačių kosminių rutuliukų. Viskas teisėta ir legalu. O kas pasakys, ar etiška? Mano asmeninė nuomonė, kad šitoj vietoj, sakykim taip, orientacija į vaikus buvo labai stipri. Ir mažiausiai yra ant ribos šita reklama susijusi su rutuliukų, reiškia, skatinimu pirkti rutuliukus. Realiai kas gavosi, tai galima pažiūrėti rezultatą, tai yra, kad vaikai tiesiog šantažuodavo tėvus važiuoti prekintis į Maksimą. Aišku, klientas tikėtina to ir siekia, bet kita vertus, reiškia, versti vaikus įtakoti tėvų sprendimą, tai yra neetiška, etikos kodekse tas yra draudžiama. Vartotojų institutas atlikęs tyrimą nustatė, kad su vaikais susijusi arba juos orientuota televizinė reklama siekia 17%. Tyrimas parodė, jog yra reklamuojamas maistas, kuris iš tiesų nėra sveikas, ir vėliau mes taip pat analizavom ir prekybos centruose būtent tuos maisto produktus, kurie buvo reklamuojami reklamos metu. Tai tie produktai turėjo pakankamai daug cukraus, druskos ir be abejonės negali būti priskiriami prie maisto produktų, kurie tinka sveikai mitybai. Pernai vartotojų teisių apsaugos tarnyba tikrino vaikiškus žurnalus. Patikrinusi 22 žurnalų beveik 70 numerių, rado neįtin drastiškų, bet vis vien pažeidimų. Buvo nustatyta, jog vaikų žurnaluose skleidžiama itin daug reklamos apie
mobiliasias pramogas. Tai yra būtent vaikų žurnalų dažniausiai arba galinėme puslapyje, arba viršelio vidinėme puslapyje skelbiama, kad galima užsisakyti mobilią paslaugą, tai yra melodiją, žaidimą ar ekrano užsklandą ir nurodoma vienos melodijos ar ekrano užsklandos kaina. O pačioje mažomis raidelėmis parašyta, kad užsisakę vieną paslaugą, jūs gausite prenumeratą. Tokių reklamų, kur apačioje kažkas parašyta labai mažomis raidelėmis, apstu. Tik tiek, kad ant tokių reklamos gamintojų kabliukų suaugusieji jau išmokė nepakliūti, o vaikas dar neretai ima ir užkimba. Taigi visiškai nuo reklamos vaikų akių neužrišite ir nuo jos įtakos absoliučiai neapsaugosite. Specialistai rekomenduoja vieną – kalbėti ir aiškinti, kas yra kas.